Labas rytas, bičiuliai. 6. kelionės diena. Esu Čengjing mieste. 9 valandos. Papusryčiausim, susikrausim šmutkės. Turiu dar pabaigti editinti video. Ir manau, kad apie kokią 10, pusę 11, gana vėlai aišku, bet pabandysim išjudėti link kitų taškų, kuriuos turim per šiandieną ir norim pasiekti. Turim maistelio, užsipilsim vandens ir šutinsim. Oras atrodo šiek tiek geresnis, jūra šiek tiek ramesnė. Laukia dar viena super diena. Ai, kaip aš užtrukau, turim 11 valandą. 11 valandų ir aš tik dabar išėjau iš viešbučio, dar turiu susirasti parduotuvę, noriu nusipirkti vandens atsigerti. O čia viskas yra uždaryta. Čia dar tik status miestas. Tai gali būti, kad nenuvažiuosiu į vieną vietą ir ta vieta yra didelis automobilių lūšnynas. Milžiniškas. Albanai turi madą kiekvienam dideliam mieste turėti po didelį automobilių sąvartyną. Bet tokį milžinišką. Ir aš vieną iš jų norėjau aplankyti, bet panašu, kad gali šiandien ir nebesigauti, kadangi turiu apvažiuoti dar keletą vietų ir tai yra 200–300 km, o po to turiu važiuoti link kalnų, jog nepasilikčiau visko paskutiniai dienai. Nu, yra kaip yra. Taigi, turim 30 km ir 30 minučių važiavimo iki vienos apleistos gamyklos, kuri mums iš principo yra pakeliui į apleistą kalėjimą. Šiek tiek ten reikia nusukti gal 10 km, bet tai nėra didelis game changeris, tai važiuoju į tenai. Pasižiūrėsim, ar yra kas nors dar išlikę. Bet pradžioj man reikia sustoti į degalinę, nusipirkti vandens, kadangi nieko neturiu su savimi. Tai ieškom degalinės, nusipirksim vandens ir važiuosim toliau. 20–30 minučių kelionę neturėtų prailgti. Manau, seksis puikiai. Labai daug pareigūnų. Važiavom 30 gal kilometrų. Sutikom gal 4 ar 5 stovinčius ekipažus pareigūnų. Bet vau, koks kelias, jūs juokaujat su tokiam dubėm. Žiūrėkit. Gerai. Aš pradžioj galvojau, kad Albanija yra šiek tiek tvarkingesnė šalis. Jo, aš pradžioj galvojau, kad Albanija yra šiek tiek tvarkingesnė šalis nei kad Juodkalnija. Žinokit, ne. Netvarkingesnė. Gal taip ties magistraliniu keliu. Gal ties magistraliniu keliu ir tvarkingiau. Bet tu nuvažiuoji nuo pagrindinio kelio ir čia yra labai daug šiukšlių. Milžiniški kiekiai šiukšlių. Vau. Parodysiu, kai sustosim. Atvažiavom į vietą. Aš ta prasme 30 km važiavau, kad pamatyčiau šitą apleistą gamyklą, bet visus 30 km važiuodamas aš nieko daugiau ir nebemačiau, vien tik tai šiukšlės ir viskas apleista, literaliai. Ta prasme, vau, negaliu patikėti. Bet čia atvažiavam dabar į tą vietą, kur aš norėjau pamatyti buvusią gamyklą. Pasižiūrėkit. Tikiuosi, kad vėjas aprims, galėsiu galbūt šiek tiek drono pakelti. Čia pasižiūrėti. Bet čia tiesiog, čia yra sąvartynas. Čia nieko kito apart sąvartyno. Aš mačiau ten už manęs pudelį sėdėjo žmogus. Klausimas, ar iš čia ką prižiūri ar ne. Išvarys. Panašu, kad dar nepamatė, tai galiu eiti bandyti toliau. Išvarai dabar ten
norėčiau eiti, nes jisai tenai sėdi. Pasižiūrėkit. Wow, wow, wow. Labai vėjuota. Labai stipriai vėjuota. Girdžiu, ten šuo kažkur tai loja. Tikiuosi, jis ne šitoj teritorijai čia valkėsi. Gamykla, šitas fabrikas buvo super fabrikas komunizmo laikais ir šitam fabrike gamino fosfatą. Fosfatas reikalingas kariuomeniai, šaudmenų gamybai, tiksliau dūminių užtaisų, granatų ir kitų panašių kariuomeniai reikalingų ginklų gamybai. Įdomu, dabar belikę tik tai griaučiai ir plytos. Norėjau atvažiuoti šiaip į šitą vietą, žinau, kad čia yra jau visiškai merdintis griūvas. Čia nieko nebelikę, čia tiesiog plyto. Keletas dar stovinčių plytų. Aš tikiuosi, čia tas vienas iš kaminų nenusileis man ant galvos. Aš net į vidų tai net planuoju eiti. Į vidų neplanuoju tikrai eiti, nes čia viskas yra visiškai pilnai avarinės būklės. Nieko nebelikė. Patys matot. Viskas sugriuvę. Laukia, kol sulygins iki galo. Ojei! Va taip va. Parėjau į mašiną, važiuojam dabar iki Spač kalėjimo, kuris yra kalnuose. Sugriuvęs tiltas. Vienu žodžiu, esu pakeliui į tą Spaco kalėjimą. Man liko 40 km važiavimo kalnais iki jo. Dabar sustojau paskaityti šiek tiek apie jį. Ten yra padarytas muziejus. O aš nenoriu į muziejų. Pasižiūrėjau dar nuotraukų keletą. Ir nebematau labai didelės prasmės tenai važiuoti, kadangi ten nieko nebelikė. Ten likė keletas molbertų su istorija, tamsia istorija, nes tas kalėjimas iš principo buvo baisi vieta, kur žmonės buvo kankinami, kur žmonės buvo tardomi, kur žmonės buvo įkalinami. Tai buvo darbo stovykla ir panašiai. Tai istoriškai tai yra baisi vieta, kuri užsidarė tik tai 91 metais, kai režimas žlugo. Bet iš principo, man važiuoti dabar 40 km likusių į vieną pusę, po to su savo mašina aš neįvažiuosiu, bet to į tą kalną ten yra žvyrkelis. Tai aš atvažiuoju per valandą, tada dar turiu valandą lipti į kalną. Ir mano visas laikas šiandieną labai stipriai išsitemps, o aš dar šiandieną turiu važiuoti atgal iki šio dar miesto, bemaž 200 km. Tai man dar 2 ar 3 valandas važiavimo. Tai geriausiu atveju aš savo kempinge būčiau tik tai, 6-7 valandą. Čia geriausiu atveju. Tai manau, kad aš sukuosi atgal, važiuoju po truputį į savo kempingą. Gali būt, kad net
važiuosim toliau link kalnų iki Teto kanjono. Pasižiūrėsim, kaip čia mums laikė gausis, bet panašu, kad šitą kalėjimą pasiliksim kitam kartui, kai kitą kartą būsim Albanijai. Sukamės atgal ir važiuojam. Apsisukau, grįžinėjau link to Škoder miesto. Atvažiuoju šiek tiek kitų kelių. Čia neįmanoma važiuoti šitų kelių čia. Bet kažkas sugeba lenkti. Eikit savo, čia yra mašinos laužimas. Šis tiltas tuoj sukris visas. Jesus. Kodėl mane čia taip nukreipė? Taip mes ir keliaujam, kolektyvas. Baisu man, kad šita mašina mano net laikys ir sulūž net pasiekus kalnų. Tikiuosi, kad ne. Reikėtų dar šiaip ją priduoti kažkaip po poros dienų man. Bus matyti. Miesto pavadinimas Kakarikų. Atvažiavau į Sparo parduotuvę, pasižiūrėkit. Čia taip gyvena chebra. Pabandysiu čia praeiti, bet čia ta prasme neaišku, aš čia su kamera praeisiu pro šitas gyvenamasias vietas. Čia pakankamai prastai ir liūdnai viskas atrodo. Wow. Tai apsipirkom šiek tiek. Čia suradau Sparą šitam pastate. Prisiparkavom po Lidą, o va ten va gyveno va taip pat žmonės pasiliukas. Sutikau jau keletą nelabai mandagiai nusiteikusių. Aišku, jam ir nepatinka, kad aš čia filmuoju. Tai neįsiu, nefilmuosiu dar daugiau, bet jo, vaizdelis tasai liūdnokas. Išvažiavau iš tos vietos, kadangi pareigūnai sustojo. Pakalbino pasą, patikrino. Liko nesupratę, iš kur aš. Tai žodžiu, bet jo, ten tos favelos, tie lušnynai, ten labai liūdnas vaizdelis, bet ten ir narkotikų, ir ten visko toj vietoj, tai ir pareigūnų nemažai, ne veltui jie mane ir pakalbino, kadangi aš jam turbūt įtarimą sukėliu vienu ar kitu atveju. Tai va, tai nebenufilmavau, bet ir negalėjau filmuoti. Bet ir išvažiavau. Pakalbino mane. Sako, dienos metu čia ok. Vakarė sako, gal tu čia nesitrink. Koks planas, kur judi. Tai va, tokie reikalai. Taip pat pasakiau, kad buvau Spariuke, apsipirkau. Ir kurtu link Teto kalnyno, link Albanijos Alpių. Tenai va, ten važiuoju. Kelias fantastiškas, šiaip pasižiūrėkit, viskas tvarkingai sutvarkyta, čia bent jau. Kaip ir neblogai atrodo. Man iki Teto kalnyno važiuoti yra 2 valandas, 75 kilometrai. Dabar turim 3 valandą, tai aš tenai būčiau apie 5. Kaip ir neblogas variantas iš principo, tai manau, kad aš taip ir padarysiu.
Tik tai esmė ta, kad aš neturiu savo rundeliui nusipirkęs dujų ir man jų reikia. Man jų reikia vienu ir kitu atveju ir man jas reikia kažkaip tai susirasti, bet aš niekur jų nerandu. Tai pasižiūrėsim, gali būt, kad stosim dar šiek tiek toliau paieškoti. Ai, koks aš kaušas! Koks aš kaušas! Ai, buvau Spare. Prisipirkom šmutkių. Visas maistas ėdala. Dešrelių visokių, ten batono nusipirkau, čiposų. Bet esmė tai, kad nusipirkau dujų balionėlį. Ir ką aš su juo galiu padaryti? Nieko. Nieko. Mano rundelis šitam daiktui nėra tinkamas. Nes čia nėra ant ko užsukti to mano rundelio. Ir aš ieškojau per 3 parduotuvės. Aš ieškojau per 3 parduotuvės normalaus balionėlio ir niekur nerandu. Buvau Spare, buvau vietinėse knaipėse, va, Ksedis dabar stovi prie didžiausio supermarketo. Nėra. Aišku, gali pirkti tą užsukamą daiktą, bet čia dar 15 eurasų. Kitas momentas. Aš planavau šiandieną nakvoti mašinai, miegoti mašinai. Turiu miegmaišį, turiu viską, ko man reikia. Jūs pažiūrėkit, kaip tos sėdynės čia įsilanksta. Nu, čia labai blogai. Vienu žodžiu, važiuoju aš į kalnus. Užsibukinau aš nakvynę, 2 naktis, gavosi man 100 eurų. Labai brangiai. Žiauriai brangiai. Ai, čia visiškai ne pagal planą. Visiškai ne pagal planą man čia gavosi. Nu, yra kaip yra, dabar jau ką aš padarysiu. Plius aš turiu 4 valandas į 2 valandas važiavimą. Nu, tai turiu judintis, nes atvažiuosiu, bus visiškai tamsu. Kaušas. Kaušas. Važiuojam. Pirmas maistas šiandieną. Valgysim kabanosius. Dar šiandien nieko nevalgiau apart pusryčių. O jau 4. Reikėtų pasistiprinti. Važiuojam ir valgom. Šalia kelio kažkas tokią pilį pasistatęs. Prabanga ir turtai. Royal. Prabanga ir turtai. Pietauju su dešrelėm. Nėra blogai kita vertus. Lenkia mane per ištisinį Albanai. Albanas. Albanas. Kad tik vėl stovėjo pareigūnai už pusę kilometro atgal. Kilometras atgal. Labai daug pareigūnų pakeliai stabdančių automobilius. Labai daug. Nėra fotoaparatų, nėra sektorinių greičių matuoklių, bet pareigūnai realiai kas kokius 5 kilometrus stabdo automobilius. Dar ne kartą nesustabdė manęs, gal ir nesustabdys. Na, apart to prie Spariuko ir prie tų lūšnynų. So far, so good. Pirmas išvažiavimas Tetas.
Važiuojam link kalnų, panoramai gražus, kalnai gražiai atrodo. Kelias, nu, tai toksai, svarbu bent jau asfaltuoti, pasižiūrėsim, kaip bus toliau. Bet čia tik tai pradžia, taip važiuosim 50 km dar. Pasižiūrėsim. Smagiai riedasi, po kol kas neblogas kelias, tikrai smagus kelias, svarbu asfaltas, bet ir dar vienas yra momentas labai malonus, kad kuo toliau nuo civilizacijos, tuo gamta darosi gražesnė. Gerokai mažiau šiukšlių, gerokai mažiau barachlo visokio ir panašiai. Aišku, yra čia reikalų tokiais keliais važiuoti. Kuro sąnaudos gerokai didesnės nei įprastai. Vidutinis greitis gerokai mažesnis nei įprastai. Realiai 50 greičiau nepavažiuosi. Kas yra smagu, kad orai ateinančias 2 dienas čia bus fantastiški. Be kritulių, be debesų. Ką tai reiškia? Tai grįžimas į oro uostą, į Podgoricą ir Juodkalniją. Pirmas momentas bus gerokai lengvesnis. Antras momentas tikrai daugiau pamatysim ir galėsim pasikelti droną. Trečias momentas šiaip geresnė nuotaikytė. Ketvirtas momentas nereikia grandinių čia važiuojant, nes įprastai čia rekomenduoja važiuoti su grandinėm ir 4 varomų ratų automobiliais. O mes važiuojam su Hyundai i20. Tai po kol kas so far, so good. So far, so good. Po kol kas neprasilenkiau su nei vienu automobiliu. Gal irgi gerai. Bet aišku, čia nulūžti su automobiliu. Būtų reikalų. Nors privažiavau kažkokią tai minimalę gyvenvietę. Ai, būna ir taip. Labas. National Geographic. Judam toliau. 30 km rodo 52 minutės važiuoti. Tai pradėsim panašu kelti į kalną. Temperatūra ženkliai mažesnė. Važinėjom po lygumas ir pajūrius. Turėjom 20-15 laipsnių. Čia turim jau tik tai 4 laipsniukai. Kylam į Teto kalnyną. Ir patys matot, koks vaizdelis, kaip viskas greitai keičiasi, jau -4 už lango. Nėra ryšio, negavau bookingo confirmationo. Klausimas, kas čia darysis toliau. Kaip minimum pasidomu, ar neteks mums naktį, nors jau turbūt liksim nakvoti, bet kuriuo atveju susirasim kokią patogesnę vietą. Jau nebesileisiu šiandieną tikrai nuo kalno, pabandysiu permiegoti, išmiegoti kažkaip taip, kaip yra. Jeigu man nakvynės nepatvirtins. O rytoj žiūrėsim. Rytoj žiūrėsim, ką darysim toliau. Po kol kas kylam. Bet vat mačiau, ką tik golfas pravažiavo, tai gal ir mes pakilsim. Įdomu kaip minimum. Vis dar kylam. Jau -6 lauke. -7. Jesus.
korpusą. Pravažiavom prieš 20 metrų keletą. Liko kiek čia mums? Dar kokie 7 kilometrai važiuoti. Taigi, bičiuliai, atvykom į vietą. Hotel Teti. Kažkur tenai reiks praeiti. Bet va, vaizdelis kalnuose maždaug toks. Žiauriai šalta. Aš turiu drabužį, gerai, kad pasiėmiau drabužį, bet čia dubakas visiškas. Einam, pabandysim prisiregistruoti ir susinešti šmutkės. Taigi, mano viešbutanas. Ai, čia mes būsim 2 naktis. Pečiukas įjungtas, šildasi. Ką per langą matom. Šūniai duodas. Vaizdas į kalnus. Vaizdas į kalnus. Ką čia turim? Va, šau. Čia galėtų būti ir šilčiau. Tai čia palikim 2 atidaras. Nu va, tvarkingiausiai. Viskas kaip priklauso. Gražu. 2 naktis viešbutanė. Turim kambarį. Gerai. Išsikrausim šmutkės visas. Persirinksim po kelionės. Pasižiūrėsim maršrutus, kur rytoj varyti pahaikinti. Pavalgysim. Nusiprausim. Jau sakiau nusiprausim. Jau pamiršau, žinok. Įsikūrinėjom. Taigi, ką nusipirkom į kalnus pavalgyti? 2 parom. Čipsai. Kabanosai, kurių jau nebėra. Batonas. Pulkerė sausainiukai. Dujų balionėlis, kurio nepanaudosim niekaip. Porą mėsų. Sūris. Dar sūrio. Jogurčiuks. Dar 2 jogurtėliai. Dar jogurtėlis. Biškį vandens. Ir šlapių servetėlių, nes mašinai turėjome miegot. 2 parom gal užteks, nors čia yra, mačiau, kavinukė, restoranėlis, tai gali būti, kad eisim pavalgyti kažkada, tai pasižiūrėsim, nors jau nebenorėčiau išlaidauti. Bus matyti. Kas 5 minutės nuo atvykimo dingsta kambarį tiek elektra, tiek vandens dar neturiu. Jau 3 valandas praėjo. Crazy.